Gal paskambinam penktadienio mūsų kaltininkui? Taip, Selui Egidijui. Bet žinai ką, davai tu su juo kalbėk, nes aš, nelabai aš mėgstu kalbėtis. Aš nežinau, man tiesiog kažkaip tai... Ne, aš gal šitą istoriją tegul nutyli, tiesiog gal tu pats paskambink ir... Na, jeigu pakels ragelį, žinai, ne visada įmanoma prisiskambinti. Pabandom paskambinti, rytoj didysis albumo pristatymas. Pusto. Alô. Klausau. Labas vakaras. Alô, klausau. Ar su Egidijum kalbu? Taip. Egidijau, tau skambina radio stotis ZIP-FM, čia radistai. Kas tokie? Radistai. Norėjom pasiteirauti tavęs, vis tik rytoj didžiulė diena, galų gale pristatysi naują albumą. Kaip vakaras, užmigsi ramiai, pasiruošęs rytoj? Žinai, mes kaip rytoj pristatysime tą albumą. Tai bus didžiausia šventė Lietuvoje turbūt, kai iš viso yra šviesos, yra garsas, yra viskas, kas, žinai, šiais laikais veža. Ir žodžiu, bus žiauriai gerai. Ką tokio rytoj galėsi pamatyti, nežinau, tavo fanai, Lietuvos klausytojai, kas rytoj laukia tavo koncerte tokio įspūdingo, gal galėtum įvardinti? Ja, žinai, tiesiog bus žiūriai daug garso, žiūriai daug šviesų, tai bus žiūriai geras. Tai man atrodo, kad visi pamatys tai, ko galbūt dar iki šiol nėra realiai matę. Tai bus koncertas. Sakykime taip, ir bus žiūriai geras koncertas. Klausyk, rytoj po koncerto, ar laukia kažkoks, nežinau, vakarėlis, afteris, kuriame lauki tu savo draugų, ar užsibaigius koncertui tu važiuosi namo, nežinau, ilsėtis? Klausyk, kas čia skambina? Radio stotis ZIP-FM, radistai. Jo. Tai bus žiūriai daug garso, žiūriai daug, galbūt netgi šviesų ir, žinai, bus žiūriai didelė scena ir penktadienį mes darysime mano albumo pristatymą, galbūt apie tai reikėtų pašnekėti šiandieną. Tikrai taip, nes jau kalbam apie tai. Kada? Egidijau, norėjau paklausti, ar ilgai ruošėjaisi albumui, vis tik minėjai, kad jisai buvo ruošiamas 5 metus, daug sudėjai energijos. Kas bus tame albume daugiau, gali papasakot? Žinai, jei gal bus sudėta daug garso, daug šviesų ir žiūriai gerai. Egidijau, tiesiog norėjau palinkėti tau gero vakaro, pailsėk ir rytoj tikiuosi susimatysim VIP. Kas šis skambina? Aš jau sakiau, ZIP-FM radio stotis. Nu gerai. Tai laikykis. Tai irgi laikykis. Kaip tik tavo dainą uždėsiu, nori? Visi dabar ZIP-FM klausytojai klausos. Kokią? Taip pat įsirink, kokią norėtum. Aš gal nors iš naujo albumo gal. Neturim tavo naujo albumo, dar net nešiai. Jo. Nu gerai. Tai tada švinka nors. Juk tu žinai. Nors su daug garso. Daug šviesų. Žinai, tokių, kad būtų faina.
žinai, kad nors tokio. Viskas, gero vakaro to, Egidijau. Iki rytojaus. Ką? Iki rytojaus, sakau. Tai buvo Sel. Ir dabar yra Sel. Sakoma, atėjo lengvi laikai, bet geriau man pasakyk, kada jie buvo sumsiai atvirai. Man žmonės su manim, mano mintis su jais aš netikiu. Rinkai liūdini mane tik į savo širdim. Peitas fanko, plaukia link kažko. Džiazifonas papildo skonį jo. Ramybės dozę noriu perdėti tau, ramių žmogau. Čekinu Mike, ne dėl savęs, tai yra palikinu spyną. Duris atidarau, įsijung mano kiną. Pamatysi daug daugiau, tai nuo pavajusi jėga savyje. Ramybė hipnotizuojanti mano, bet savė yra tamsos. Nors gatvėje tamsi, nėra įtampos nors. Aplink daug žmonių, piktų, viskas ore. Ir daug vilų kalbų, euforija. Prasideda nuo dalykų paprastų. Kai norim padaryti viską, kad viskas būtų ore, niekas šiandien manęs neliūdina. Nes aš girdžiu savo mėgiamą muziką. Nes aš girdžiu savo mėgiamą muziką. Muzika tai laiptai sielai, kada tai liūdina, tu tai nemiela. Vadinasi kažkas smaugia, nusimesta kaukia. Airiu tik kaip traukia, flaivės link savęs nebijok. Neįkas man veiks sukurtas, kad judėti na ir kas jį nori. Ir ritmą palinguoti, na ir kas jį nori. Apie nieką negalvoti, tik čilo kvapą užuos klaus. Skaitymas kokia šiandien diena, koks oras ir aplamai mane rūpi nenoriu. Palepinti save, juk aš nekariu. Gau daug gyvenimo džiaugsmą, tu juk supranti mane. Supranti mane. Supranti mane. Kai norim padaryti viską, kad viskas būtų ore, niekas šiandien manęs neliūdina. Nes aš girdžiu savo mėgiamą muziką. Nes aš girdžiu savo mėgiamą muziką. Aš šaudau laišką, kuris turi reikšmę. Veltui laiko nešvaistau, jis turi viziją aiškę. Perti save kitiems per muziką, kuri artima siela. Atiduočiau tau jis visą tuziną. Viskas turi būti paprastai, kiekvienas smulkmenas svarbi gyvenime. Aplamai kamanai, apie žmonės, kurie laisvi amžinai. Ar tu žinai, kad jie nepastebimi kitų dažnai? Ačiū Dievui, taip yra ir taip turi būti. Dar negana, kad tu įtrauktumės į savo liūną pūtį. Užmiršti skonį, kažko tikro, užmiršti papą. Kas kvepia iš tikro, nejausti pagarbos. Kas vertas to, nematyti ribos. Tarp gėrio ir blogio, man nereikia to, noriu būti savimi geris. Dabar atimi šią sekundę, šią minutę, patikėk skiriu tau šią žinutę.